prie Bosnijos ir Hercegovinos sienos apleistam airporte. Žinot, kuris yra tikrai. Vakar Bairis buvo. Važiuojam ramiai naktį. Stirnytę tokio biškį. Ant priekio prilipo. Jis bėga pasižiūrėti ant kelio. Tai biškį pažukas gavo stirnytę. Valdo. Lempą sutaisėm. Buvo vaizdą. O dėl stirnos, ką žinau, kaip ir nubėga viskas tvarko, atrodo savo. Mašina veikia. Visi išsiskirstėm savo. Bet labai jau netikėtai šoka. Ar pažiūrėjau, kad biškį randu, viskas tvarko. Artėjom link įvažiavimą. Željava oro bazė buvo slapta Jugoslavijos karinė bazė prie Bihačo miesto, pastatyta šaltojo karo metu. Po Bilješevicos kalnų buvo iškasti didžiuliai tuneliai, kuriuose laikyti naikintuvai ir įrengtas techninės patalpos, o šalia nutiestas ilgas pakilimo takas greitam lėktuvų pakilimui. 1992 metais bazė buvo susprogdinta ir apleista, kad nepatektų priešininkams. Nu, ir mes atvarėme tos tunelius. Mašiniuką palikam tenais. Nu, čia gražiai iškritę. Oi, žinau. Wow. Patiksinu dėl praėjusio video. Nieko rimta nenutiko, mes nusukam atgal link objekto, kuris yra Kroatijos gilumoje ir randasi beveik prie pat Slovėnijos. Anksčiau link jo nesukam, nes norėjom pirmiausia pasiekti tikslą Kroatiją. Šį kelionės objektą netrukus ir pamatysit, bet prieš tai kelios jau jums galbūt matytos lankytinos vietos. Nu va, grįžom prie mašinos. Tuo iškeliausim. Pagazuok, pagazuok. Nu, išvažiuojam iš tunelio jau. Dabar stabtelsim, aš nuvalysiu langus. Gali čia nedaug išlindęs sustoti, kad ne karšta būtų. Yra užkandos, jeigu tam Japonai. Nu, atvažiavam prie lėktuvėlę. Ai, nu, sakė kliubduk čia. Biški šilta.
Reik nufotkinti. Ar aš gyvas, na? Kvieskite daktarą. 600 meters. A, jo, jo. Turn left. Gerai. Švarca Mustang. Čia dešinė? Jo. Bet tik ne, nu, turi būti. Atvarėm į muziejuką, o trumpai parodo, kas išoriai. Vidu tikrai daug įdomesnių dalykėlių yra, labai gerai viskas pademonstruota. Liuks tikrai rekomenduoju čia atvaryti. Tokie garažiukai. Take the next right toward TRG. Čia greitis 100 gramų. Dvi fūros bando lenktyniauti. Trakas vyksta. In 200 meters, your destination will be on the left. Nu, atvykom į komunistų verbavimo, kaip čia pavadinti? Komunistų verbavimo centras. Komunistų verbavimo centras. Švelniai pasakęs. Ką tas Laurinas sakė? Laurinas sako visados, kad neįlips per langą, bet visos įlipama. Galite pažiūrėti, kaip iš išorės atrodo. GoPro išsijungia, nesikaito jau. Čia karšta jau, papa. Belė kas. Aš čia girdžiu elektrą. Kalba elektra. Žadėsena. Turim tai čia elektra yra. Tikiuosi čia signalkė dar irgi užgesus. Bet nemanau, kad čia patekimas. O čia dar aparatūros lygia. Eik tu na. Pažiūrėk skalbenką. Čia visko lygia, spausdina mašinas. Ar kas čia? Skalbenka čia kažkokias. Čia taip, kad čia. Elektros zirzia. Čia kažkoks prietaisas. Girdit, kaip elektra šneka. Boilerinė ar kas čia? Eik tu pekant, pažiūrėk, čia viskas. Wow. Visa įranga. O, virtuvė. Valgykla čia, valgyklos patalpos kažkokios.
Ой, кто нафиг. Охо-хо. А чё ты дрожу? Ай, ты чё, Капоткин ты играешь? Ай, ты нафиг чё грожит? Ай, кто нафиг? Ай, кто нафиг? Много грыжа трасса. Был полипас батарея. Бутылки. Güzel. Halı arabası gayet iyi. Саля. Такое часы, я сказал. Конечно, что происходит. Ай, кто на чё, масло? Ай, кто на? Якась там той уже дурявлю там. Великая дорированность. Докачаний швок, тоді сказав. Що, хоч по цьому саме приживеться? Чи там чи бари села, добавили нам только там. Ну что? А? Уезжали, поздали. Надо барян трав, что ли, пса. Арбайка шкурял, что. Как цитовать, я думаю. О. Игорона. Эй, ну чё, позже, сука, колдарство что-то. Еще. Ай, чешти. Проекторы чесали. Окей. А чё, как Собереева сказать?
Говорят, кажется. Čia kažkas gražiai atrodo. Gal nufotkint. Čia kažkas turėjo. Bandom šitą laiptinę. Apaliavęs. Trečias aukštas. Ne? Ten tada įdomus kažkas yra. Ne, nėra. Tikrai nieko jau grafiti nieko. Nebent kolas dėžas sudėtas vieną ant kitos. Nori eiti savo galą. Gal čia kažkas įdomus? O, здорово. Koks apšepęs. Nu dar vienas kambarys už mano gražesnis. Galit pasiskaityti įdomu. Kažkoks įdomus kambariukas. Čia, man atrodo, ant stogo galima užlipti. Ar ne? Sap. Aš tik noriu ant stogo užlipti. Neradot? Būdą ant stogo užsigauti? Ten buvo, ten taip reikėjo. Užlipimas, bet ten ką žinot, ten stovi, nu tai galima tikriausiai kažkaip. Ką žinot, sakiau, Laurė, ar valandas, Eikit, pailsėkit. Jo, valandą pečinį savo. Kažką aš čia paieškosiu. Kai man patinka tokie priauga kambariukai. Nu, čia gražu. Gerai būtų per basanoškį stiklų neprisivaryti. Pjaukti nuo radiatorius kažkas. O. Stogo užlipimas. Tarkim, verta lipti. Nežinau, pagalvosiu. Nežinau, kur dar nebuvau. Reikia čia viską apžiūrėti. Sakau, nepažiūrės arba projekį. Kas čia per kambariukas? Kas čia gyvena? Bet duris tai geras. Noriu aš tokių. Kažkokie kambariukai. Popierizmas kažkoks. Jo. Dalis elektronikos sudėta.
Einu dar užsipaieškosiu kažko. Norisi viską ištikrinti. Nes čia tikrai nebegrįšiu. Šaldytuvai. Biškį elektros. O. Belekas. In 400 meters, continue on toward G. Moynihan. Nu, bля, dar staiga. Ką jis yra? Nedaug. Padėsi mašiną paslėpti. O, bus atvėsu. Nu, va, iš universiteto atvarėm iki paminklo, kurį visi gerai žinot. Tuojaus apžiūrėsim ir bandysim patekti į vidų. O, Pežukas irgi nori. Blet, žinok, neišeis. Žinau, kad tu piktas, nusiramink. Geras. O, dar gražiai saulė atsišviečia. Gražu, ne? Va, visi chebrantai susirinko ant Apžvalgos bokštą. Liuksvais. We going Croatia bottom and go back to Lithuania. Čia užsislėpė tokia tokia.
darbas vakare prieš miegą vyksta. Reik drabužius išsiplauti. Taip, nes kalbenka kažkas užėmė. Savo chalatą turi skalbti 5 valandas. Įspėkit, kas su chalatais vaikšto vasarą. Tik ką, šiandien niekur labai rimtai nenuvažiavom. Tik tai kito pagrindinio objekto link politikų mokyklos. Tai nuo tos Bosnijos lėktuvo bazės tiesiog kilom į viršų link Zagrebą. Nieko daugiau labai rimta. Aplankėm tą paminklą Uprising Monument Nation Benija and Kordun. Irgi visi iš to objektą žino, jau daug kas buvo iš vlogerio. Muziejus tas, pakelių miestai. Ir iki Zagrebą. O toliau jau nerodys, kur ta politikų mokykla yra. Susirasit, jeigu labai norit ten nuvykti. Pasistengę tikrai rasit. Tai va, nežinau, kad dar nepaminėjau, degalinės čia. Ir taip toliau. O paskui tai atgal link Kroatijos patraukiam. Va, parodau, kaip maždaug judėjom ten. Nu ir atsidūrėm vėl pakrantį. Tiek va. Po kilometrų nuvažiavom 409. Tikiuosi jums patiko video. Būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus. Tai būtų labai didelė motyvacija. Dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdučių užmestumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.